Eleta Explore kavos aparatas prilygsta kaviniai. Sveiki. Su jumis sveikinuosi ir vėl aš, Kamilė iš Kavos draugo. Grįžtame po trumpų vasaros atostogų su nauja apžvalga. Šiandien pristatysime jums super automatinį kavos aparatą DeLonghi Eleta Explore. Ir jeigu paskutinėje savo apžvalgoje jums pristačiau DeLonghi Rivelė kavos aparatą, kurį reklamuoja pats Bredas Pittas, galiu visus Pitto gerbėjus nuraminti, nes būtent Eleta Explore aparatas jam taip pat labai patinka. Pittas sakė, sakyti. Breda. Šioje apžvalgoje sužinosi, kodėl Eleta Explore prilygsta kaviniai namuose ir kodėl, kaip sako DeLonghi, jis yra tiesiog perfeto. Bet prieš pradedant mūsų apžvalgą, kviečiu tave prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti širdelę bei parašyti komentarą, nes tai mums yra ženklas kurti daugiau video ir daryti dar daugiau apžvalgų. O dabar pradedam. Trumpai apžvelkim patį kavos aparatą. Tai DeLonghi Eleta Explore kavos aparatas atsirado 2023 metais ir iš karto tapo sensacija. Aparatas gamina net 50 skirtingų gėrimų, gamina karštus, šaltus, netgi cold brew ir visą tai vieno mygtuko paspaudimu. O kur dar integruotos visos naujausios technologijos ir valdymas per išmaniąją programėlę. Skamba kietai? Pabandykime, kaip tai veikia realybėje. Pradžiai pripilkime vandens. Talpa patogiai išvažiuoja per priekį. Talpa talpina 1,8 litro vandens. Pripildykime ir kavos pupelių, čia telpa 300 gramų. Matome 3,5 colių spalvotą ekranėlį su daugiau nei 50 gėrimų pasirinkimų. Per vidurį galime rinktis visus gėrimus, tačiau jūsų patogumui dar yra išskaidyti į šaltus gėrimus, karštus gėrimus, gėrimus išsinešimui ir galite patekti tiesiai į savo mėgstamiausių gėrimų meniu. Pradėkime nuo karštų gėrimų, pasirenkame Hot funkciją ir pažiūrėkime, kokiųgi čia receptėlių turime. O čia turime visko, nuo klasikinių espresso, flat white, cappuccino gėrimų iki doppio plus, filtruoto stiliaus bei cortado gėrimų. Bet šiais laikais su karštais gėrimais jau nieko nebenustebinsi, tad iškart keliaukime prie madingųjų šaltų kavų. Štai čia yra atskiras šaltų gėrimų meniu. Kai kurie iš jų yra vadinami iced gėrimai, kurie yra gaminami pilant šaltą kavą ant ledukų, bet yra ir super madingi cold brew receptai. Būtent vieną iš jų ir išbandykime. Paspauskime pliusiuką po cold brew receptu, pasirenkame porcijos dydį M, toks yra ir nustatytas, bei intensyvumą originalų. Mums pasiūlo, kiek ledukų įdėti, šiuo atveju prašo įdėti 4 ledukus. Ir dabar spaudžiame brew. Kaip matote, kava laša lėtai, taip ir turi būti. Kambario temperatūros vanduo, naudojant žemą slėgį, lėtai pulsuoja per kavą ir tai trunka apie 3 minutės. Ir viskas. Paragaukime mūsų cold brew. Išties kava turi mažiau kartumo bei vaisiškumo rūgštelės, bet turi subtilaus gaivumo bei natūralaus saldumo, toksai labai atgaivinantis vasaros gėrimas. Beje, noriu pristatyti kavą, kokią mes šiandien geriame. Tai mūsų naujoji Capricette Classico linija ir būtent šiandien ragavome Delicato kavytę. Ši kava yra švelni, 100% arabika, kavoje dominuoja švelnios natos, tikrai tinka klasikinės lengvos kavos gėrėjams. O dabar pereikime prie visų mėgstamų pieniškų gėrimų. Eleta Explore modelis turi 2 pieno indus. Vienas yra latte crema hot, skirtas karštiems pieniškiams gėrimams, ir latte crema cool, šaltiems gėrimams. Hot ir cool. DeLonghi pieno sistema išskirtinė yra dėl 2 dalykų. Tai visų pirma, plaka tiek karvės, tiek augalinį pieną, tai gali būti avižų, migdolų ar kokosų. Ir antra, galima reguliuoti pieno putos standumą. Tai galite pasirinkti, ar norite standesnės putos, ar mažiau plaktos. Na kągi, pabandykime pasigaminti
pienišką gėrimą su mūsų super automatiniu kavos aparatu. Įpilkime pieno į Latte Crema Cool pieno talpą. Dažnai klientai klausia, kokį geriausią pieną naudoti pieniškiam gėrimam. Tai DeLonghi patarė, jog geriausia yra naudoti mažiau riebų pieną, karvės pieną ir kad 100 gramų pieno būtų 3,5 gramų baltymų. Tuomet pieno puta gaunasi standžiausia ir išsiplaka geriausiai. Įstatykime pieno talpą. Kadangi gaminsime šaltą pienišką gėrimą, todėl paspaudžiame šaltų gėrimų meniu mygtuką ir renkamės, kokį gėrimą norėsim, darysim latte macchiato ir po gėrimų paspaudžiam pliusiuką. Pasirenkame puodelio dydį, pupelių tipą ir ledukus. Mums kavos aparatas rekomenduoja šiam gėrimui naudoti 6 ledukus ir spaudžiame gaminti. Beje, po kavos pagaminimo kavos aparatas iš karto informuoja, kad reikia praplauti pieno sistemą ir reguliatorių pasukti link clean padėties. Na ką, paragaukime. Skonis tikrai kaip geriausiai kaviniai. Dar viena unikali DeLonghi Elite Explore funkcija yra To Go, kuri leidžia pasigaminti didelę porciją kavos į savo mėgstamą gertuvę. Štai čia pasikelia padėkliukas, kad tilptų aukštesnė gertuvė net iki 16 cm. Pasirenkam To Go mygtuką. Pasirenkame porcijos dydį. Mes šį kartą naudosime vidutinį M dydį. Ir tuomet pasirenkame šaltą ar karštą gėrimą norėsime pasigaminti ir mūsų mėgstamą gėrimą iš meniu. Dar ką šis aparatėlis turi, tai galimybė susikurti ir išsaugoti 4 vartotojų profilius ir taip turėti savo individualų meniu su individualiais nustatymais. Štai čia paspauskime ant profilio ikonėlės. Mano profilis jau yra sukurtas, o dabar parodysiu, kaip jį susikurti jums. Tai paspauskite ant spalvos ir įrašykite vardą. Įrašome vardą ir išsaugome. Galime pasikoreguoti net ir spalvą. Viską išsaugojus, jūsų profilis yra sukurtas. Ir štai čia bendrame meniu dar turime Favorites mygtuką. Jei bet kurį receptą bendrame meniu ir paspaudę širdelę, šis receptas atsiduria mūsų mėgstamiausių gėrimų sąraše. Tai yra visai patogu, norint nepasiklysti tarp visų 50 gėrimų receptų. Kaip tavo mūdas studijai? Joy. Va, žiūrėk, pagal mūdą tau receptukus parenka. Affogato kava yra. Gerai. Dar vienas šio kavos aparato ypatumas – tai galimybė valdyti jį per DeLonghi Coffee Link programėlę. Programėlė labai palengvina gyvenimą, nes galite susikurti savo receptus, koreguoti jau esamus, juos išsaugoti ir netgi pasigaminti gėrimą nuotoliu. Tik aišku, Bredas Pitas neteis ir nepadės jums puodelio, tai reikėtų tai padaryti patiems ir tada pasirinkti gaminti gėrimą programėlėje. Pažiūrėkime, ką programėlė mums siūlo. Štai čia galime pasirinkti dar daugiau gėrimų. Šiaip kavos aparatas turi 50 gėrimų, bet programėlę galite pasigaminti net 100 įvairiausių gėrimų. Pasirinkti netgi savo nuotaiką ir pagal nuotaiką programėlė jums parenka ypatingus naujus receptus. Na ir kaip jums įspūdis? Man labai geras. Šis kavos aparatas siūlo kavinės patirtį namuose. Mėgstantiems gėrimų įvairovę, šaltas kavas ir įvairiausius recepčiukus tikrai geras variantas. Ir juo labiau tikrai už labai gerą kainą. O kainą sužinosi paspaudęs nuorodą mūsų video aprašyme apačioje. O dabar, jeigu tau patiko šis video, nepamiršk paspausti širdelės, parašyti komentaro ir prenumeruoti mūsų puslapį. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų kartų.